Welcome to Jamaica! Labą dieną, jums sakau iš Montego Bay, Jamaikas. Kokia situacija buvo? Einu peškom nuo uosto iki miesto, sustoju mašiną. Sakau, ko rein, sakau, ten ir ten. Sak, ten pat važiuoju, sės paveš, nemokama. Okei. O kodėl nemokama? Dėl to, nes mums norėjo kažko muniai parduoti. Kon? Yeah, man, I sell weed, hash, good price. I have roll, pre-rolls. I have on the buds, I have paper, lighter. I make you a good price. Do you mind if I take a video of that? No, no problem. Oh. No problem, man. Take a video. I give you a card too. No problem, man. You're in Jamaica, man. Jamaica. They are visiting Jamaica. Yeah, man. That's my card. So you're doing tours? I do tours. Ganja Field, Mayfield Falls, Wyatt's Falls, Rich Cafe, all those places. Nah, man, I think I'm past this time, but thank you, though. O ko aš darysiu to Jamaiko? Nu, gal jau supratot iš video pavadinimą, bet aš bandysiu. I will walk from Montego Bay to Kingston. Walk? Walk. What you mean you'll walk? What the fuck? You must be crazy. How the hell are you gonna walk from Montego Bay to Kingston? I don't know. Tell me. I'm gonna buy a tent and I'm gonna walk, I don't know, 25-30 kilometers per day. And that's gonna take me, I think, a week maybe. So where you sleep in the night? Somewhere random. No? That's a long one. You have to be careful. Tai va, nėra, kad grina nuveina salos galą į griną kietą, ten toliau ties tom kiek įmanom. Tiesiog eisiu nuo Montego Bay, nuo miesto Katramidabas iki Jamaikas sostinės Kingston. Gaunas apie 200 km. Tai jeigu per dieną taip atsileidus nueit kokį 25-30, turėčiau per savaitėlį įveikti. Tai reiktų nusipirkti palapėnį, bet suspėsiu gal vėliau. Čia vyksta įdomus dalykas, paladaba, atėjom, parodau jums jau. What is happening? Respect. Respect, man, you too. Yeah, What is happening here? We keep in church. I will invite you to our church. So Church? we're going to have you as our members from today. She's getting baptized. No, we're going to have you as our members as from today. You want to baptize? What does that mean? I don't know that word. Baptize, let me tell you what it means. About Christianity or religion? Yes, So right. when you get water on your head, something like this, no? Yes, we call it baptize. You know? I'm already baptized You already baptized? Yeah, I'm already Which baptized. church you go, boss? in Lithuania, in my country. I'm Lithuania, also we- Christian. Hey, we sell martyr, less alcohol. That's what we give the Christians. You are welcome you to our church. You hear the tune? And I know you got it. Čia tipo krikštynos. Don't worry. Hey, my name is Ron. You with me. Don't worry. Yeah. Yeah, man. This is what I do for you. We got boat and stuff. Hallelujah! If there's anyone, there's a young man there and everybody, if there's anyone that wants to give their Are you life ready? to God. Fast now, don't worry. Fast. Boss, you ready? You want to give a... I'm baptized, yeah? But you say it's different baptization or what? Yeah. But do you mean it's like a business for you? You take money for baptized? No, No? it's not a business. It's free? No. It's like a religious. You are religion. It's like you have to born and you have to die. Where are you from, my friend? Lithuania, Lithuania? Which state? Europe. Oh, in Europe. Oh. Don't worry, boss. I got you. You want to try our church? I got a nice wife for you. I know you don't baptize. There is the guy. There is the guy. There is the guy. You're gonna bless you. Man, pasikrikštys. No, it's okay. Thank you. So I'll be baptized now. Yes. Okay. What is the You process? believe that Jesus Christ, God is Yes. saying you believe all that. Yes. You go to a church. Sometimes. I Sometimes. could more often. Okay. But I'm already baptized, I think. What do you mean you're already baptized?
Because I'm a Christian. In my country, when we are little babies, we're getting baptized. Oh, that is christening. That is christening. So now you're going to submerge to complete it. We do that here too, where we are christened as a baby. And we are anointed from we're a child. That's we call it baby blessing or christening. It happened here too, but after you reach the age of 12 years old, you know, you still have to submerge. Okay. Okay, so are you ready? Yeah. Sure. Okay. But okay, yeah, go. Okay. Now cover your nose. Yeah. As you are here, we have the evidence of Christ's ministry. You know, we hear the Bible said that we should go ye in all the world. Matthew 28 verse 19, and baptizing everyone in the name of the Father, Son. Hallelujah. What is your name? Lucas. Lucas what? What is the last name? Vainavičius. Okay, we're gonna say Lucas because the last name is hard. Okay. Okay, come, we are about to wash away all your sins and to live a life pleasing unto Jesus Christ, baptizing in the name of the Father, Son, and the blessed Holy Ghost. As we hereby dip you, Lucas, we declare you baptized in the name of the Father, name of the Son, and name of the blessed Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Yes. Born again. Lucas! Born again. Thank you. You're gonna feel so Born relieved. again. I'm born of the water, the spirit and the blood. Thank God. Feel a Born happy again. with joy with this. Born of the water, the spirit and the blood. Thank God. Which country Born you from? again. Lithuania. For accepting the Lord for your personal Savior. Thank you. Yes. God bless you. God bless You are doing a good job. Thank you. Thank you. Congratulations, Lucas. Thank you. Is it your first time in Jamaica? Yes. Yes. Okay, you're loving it so far? Huh? You're loving it? Of course, yeah. This is 2 hours in, so I can't say much, but Okay. So far, so good. Congratulations on your water baptism. thank you. Everybody just join and we're going to pray. Go in the middle. Go in the middle. We're gonna pray for them. Just pull back that. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, dear God, we are here, Almighty God, with your son and your daughter who have gave their life to you today, Almighty God. We pray that you preserve them, Almighty God, and protect them from every harm and danger, dear God. Protect them, Almighty God, from every counsel. God, I pray that you cover them from the plans of the enemy, Almighty God. Cover them, Almighty God, under the blood of Jesus Christ, dear God. Cover them from all evil forces. Cover them from diabolical orders, dear God, as they have made the decision. Oh God, I pray that they'll stay strong, that they'll be fervent with you, Heavenly Father. Amen. 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 And amen. Yes, man. Bless you. Thank you. May you go back to your country with Jesus Christ. Just stay on track and surely we will see you in heaven in Jesus' name. Amen. Yeah, I'm gonna. Thank you. Show you what I made. Huh? Get that grass. No, thank you. Why not? I don't smoke. You got a necklace? Nah. I got a necklace. Thank you, sir, thank you. Necklace and bracelet and necklace. No need, thank you. Agi, kas čia buvo, aš nesuprantu. Muni dar kartą pakrikštėjai, ar ne išves krikščionis ir kas čia per kažkokią atrodo sektą. Muni traukė, sako, ačiū, kad prisijungė prie mūsų, vis tokiai rimti. Ne, bet iš tikrųjų Jamaikoje yra labai tikinti žmonės. Jeigu skaičiauti bažnyčių skaičių, tai vienam žmogau daugiausiai priklauso visam pasaulyje. Religija yra big deal čia. Ai, dar žiūrėkit, ne viską aš pasakiau. Kiek daug šnekšnėjau. Atskridau ir man sako, tau visas reikia. Sakau, ko tu čia nusišneki? Nes grina raš, lietuviam visas nereikia ir nedaskaičiau iki galo apačiuo. Jeigu esi pasiskiepėjęs 3 dalykas, tai jau pasakys kokias. Nuo timų, raudoniukės ir poliomelitą. Aš ne vieną iš tų skiepų neturiu ir viskas, tipo, man negaliuota vizą. Nu, tipo, man reikia. Nu ir gerai, ir neturiu viską, ko darom. The supervisor is coming soon to process Okay. the video. Pirk. $100 vis kainavo. Tai nuskausmė, tik atvažiavus. Ir apskritai, čia žiaurė brongė, Jamaiko viskas. Bet šiandien man nakvynė nekainaus. Pamatysit, kodėl.
Excuse me, ma'am. Do you know where I could buy a sleeping tent? In which store? Here? Ah. Okay, thank you. Čia tipo galėjom nusipirkti palapinį. Kaplyn! I'm looking for a sleeping tent. Do you have one? Babe. No? A sleeping tent. You have? Yes. Where? Can you show me? I need a tent because I will walk to Kingston. Possible? No? What do you mean? You would walk on your feet? What is Yeah. the Kingston? Yeah. No. No? Not possible. Why? Night, rain, lonely on the road. You gotta be careful. I will. One chain for the pick it up. Whoa. Is that? Not really. How long is that? I only have that. Nah, it's too big for me, you know, and nu, kažkokį čia užuovį atrodo. Na. But thank you. Ta prasme, aš jau kokį valandą laiką čia kimarim lauk, kol nustos lyti ir nenusto. Bet nusipirkau kepurioką tokį va. Į žygį, kad negaučiau kokį saulės smūgiaus. Ką čia dabar daryti? Kol limpa valgysiu, gal čia šitą pavyzdžiau. Fried rice, yes. And sweet and sour is possible? Is it spicy? No. Okay. Nu gerai, gal ir nėra labai jau brangė. 5 pem. Daug ryžių ir daug vištienos tiesiog. Galėjau daržovį dėti, bet neįdėjai. Kapnė skanė. Labai prasta. Žiaurė prasta. Tu savo. Netgi sakyčiau, šlykšta. Kažkokį glėbį dėnšinę. Nu šitą pavalgiau ryžių veinų pačių. Vištieną, švelnė pasakius, šlykšti. Gera, liktai nustoja lyti, aš varau tiesiog jau iki savo nakvynis veitas, nes čia nelabai ir ko veikti. Realiai amerikiečiams Montego Bay yra kaip mums kokį Turkiją arba Egiptas. Tiesiog atvaryti, viskas įskaičiuoti, viešbučius pabūti palisėti. Žiūrėkė toks eksponentėlis. Ir aš mačiau sutikęs tipo plaukiotinas jūro vandeninkas ten yra. O, un tada vien žiūrėkėt. Bet gera, neatrodo. Kol atėjau, jau baigiau ir sutemti, bet jau nebetolėjęs žodžiu. Visai neblogas rajonas. Ir man atrodo, šiandien visai patogiai ir gražiai gyvensiu. Kaip čia taip gaunas, kad kažkas mani priėm pernakvoti nemokamą. Ir toj programėlį Couchsurfing, katro žmonės tiesiog turėdami laisvas vietas savo namus gali priimti keliautojus. Už ačiū. Ir taip pat, jeigu esi užsiregistravęs toje programėlė, ir tu tam pat gali daryti. Aš to ir darau, bet nieks neįsiprašo kažką telšius. Pas mane sinumus, matyti, nedaug keliautojų ten ir. Tai tik aš apsistojinėjau pas kitų. Kelis kartus jau tom dariau, beveik vis laik pasiteisinti. Tik vieną kartą buvau toks nutikėms, kad muni į savo namus priėmė gėjus. Ir priverti muni mėgoti savo vieną lovą. O dabar muni priims moteris, tai šį kartą jau dėl to nebesijaudinu. Gerą, pažiūram, ką aš gyvensiu šiandien. Hi, sir. Is this Bay Point? No, the next one. Thank you.
Žolytė rūko savo ramiausiai apsauginis. Liktai čia. Hello? Yes, sir. I'm staying with at my friend's place tonight. You know where it is? No, actually no. First time here. It's also on those little white things. I see. Yeah, Okay, I'll find it. Okay, thank you. yeah, you're welcome. Čia labai gera. Ta prasme, čia kažkoks kompleksas šitą ir baseinas. Anybody here? Okay. Hi. Troba atrakinta, šveisas paliktas. Parašiauta šeimininkė, kur nėra. Bet labai graži troba. Pažiūrėkit, balkons koks. Su kokiu vaizdeliu. Aš jau valandą laiką čia kimarinu ir man nebeatrašta šeimininkė. Aš nežinau, kur čia aš mėgos. Sakė, kad ant sofas, tai gal čia. Čia dar vienas kambarys. Kaip ir į dušą norėčiau nueiti, bet kažkaip nedrąsu. Tai ko man darydavo? Drive the friend all across the town. Nadia, nice to meet you. Lucas, nice to meet you. Thank you for inviting. Lucas, you can use that room because there is nobody staying there. This one, yeah? Yeah. Okay. Yeah, because sometimes I rent on Airbnb and I don't know till late if someone books it or not. But nobody booked it, so Okay, thank you so much. Thank you so okay. much. So everything is okay? Yeah, of course. You're very busy, right? Well, that's Airbnb mostly, like the rentals. Like I have 27, I think. 27? Yes. Damn. Yay. Labas rytas, jau rytas. Net nieko vakar neapšnekėjom su tą moterimi, jau gulti iš karto, ir ten su savo reikalas. Į kietų kambarį. Bet keista, ne? Ukrainietį 15 metų čia gyvena. To ir daug apartamentų, kad ors nuomo per Airbnb. Ir tie priėm tiesiog for free money. Da, tai toks gražus kambarys, žiaurė fainė. Ačiū, nai. Ir anos niršiniai vėl kažkur vėl jaučia švarius. Reik bent jau paskominti, padėkoti. Už viską, ne? Nekel. Nu, žodžiu. Viniuoju. Jeigu kažkas netyčia kažkada bus at Montego Bay Jamaiko, tai parašykit man, aš duosiu tos moters kontaktą, galės tiesiogiai išsinuomoti iš anos Airbnb. Man sakė, kad kažkur čia turėčiau rasti palapėj. Bet jeigu čia nėra, tai tada bata. Nežinau, ką daryti. O, gal čia?
Bet Ana yra ryškia per didelį. Čia yra 4 žmonėm. Taip atrodo. Ir Ana sver, bet kiek daug. Nu, kokius 5 kg, tai tikra. Ir čia dar nieka, bet esmė, kad 100 šiam eurų kainuoja. Nesąmonė. Žodžiu, ten sakė tik tas variants vienas. Čia dar sak, pažiūrėk, bet ir tai sak, kažin. So you have something like that here. What? Camping tent, like sleeping tent, like for camping. Little house. I don't know if they have any, but you can ask down by aisle 19. Aisle 19. Yeah, just straight down to the back. Thank you. Ne, to ar čia. Gal čia bus? So the camping tent is finished, yeah? Camping tent. Do you have any idea where could I find it? Any other store? Yeah, order from Amazon actually. From Amazon. How many days it takes? 2 to 3 weeks. Okay. So I cannot find a camping tent anywhere in Montego Bay? Sure, we don't camp. We can't give a full idea about it. Okay. Žiūrėk, atradau pinigą. Gal rasiu ir palapėnį. Aš jau šiandien 9 km suvakščiau vien ieškodamas tos palapėnės, bet primeskėt, man parašyta ukrainietį, pas kad ruošinėjai mėgojau, sako, o koks tavo Instagrams, koks tavo YouTube's, ten kažkon sakė dara, ne? Tai parašiau, sakau, jo, aš bandau nueiti iki Kingstono peškom, ieškau palapėnį šiandien, bet nikur nerandu. Ir sako, aš tur. Ką apsidžiaugiau, bet neaišku, ta prasme, kokį ten tą palapėnį, dabar šitą rašinėjus toliau. Bet vilčių įput vilčių. Tu savo, ką būt gera. Nu vis tiek dar atėjau, čia man rekomendavo ateiti, bet čia įrankių parduotuvų ir nepanašu, kad čia kažką turėtų tikra. Excuse me, paklausiau, aišku, netor. Oi, man. Tai Vėsas Viltis dabar yra dedamas į ton Nadiją. Į ton moterį pas katros mėgojau šiandien. Tor palapėlį, yes! Ir sakė, man atidausa nuo netgi. Nu, ta prasme, aš nueisiu iki Kingston ir atidausa nas draugė. Kažkokia. Kap gera! Yes. Man sakė, netgi ativeš tom palapėnį iki čia, kur dabar esu. Žiauru, kiek geras žmogus. Wow. Kol vež, atvariau pavalgyti greitą. Kažkokį greitą maistą užkandėnį. Toks vadirinuks. Atsigerti. Yes. Labai džiaugiuosi. I'm good. I'm sorry, I just don't see much park and I'm not comfortable driving downtown. It's okay, oh my god. Yeah, I hope it helped. It definitely helped. Thank you so much. I want you give me free a stay. This, of course, I'll give it back in Kingston, but I'm gonna give you a little bit money, okay? No. Like, please, no. Sure? Yeah, sure. Thank you so much. Thank you so much again. Be safe. Blemba, buvau čia tokia jautrė akimirka, dabar tas žmogus eina per tą sunkų gyvenimo laikotarpį. Ir pirmonis netgi apsiverkė, pasipasakojo, kas buvau. Nu, laba liūdna. Bet nuostab žmogus. Nadija. Blemba, to. Nu gerai, galime iš miesto jau. Judėti link Tekslo, link Kingstono. Šiandien man plans yra buvo nueiti iki miesteliaus su pavadinimu Falmouth, kažkas tokį, bet nemanau, kada nueis šiandien. Ne, šiandien kruzam, kada nueis. Tai tiesiog einu Linkanu, kažkur pakeliau nusimesiam palapėnį pernakvoti ir tada rytoj jau Damoškai bus likę. Čia rajonas jau toks ne iš geriausių. Įdomu veitėlį. Geras.
I don't know in foot. In meters, I'm 2 meters. Oh, okay. Yeah. So. From America? Nah. I'm from Europe, Lithuania. Have you ever heard of this country? No. You never travel Europe. I never go to Europe. You would like? You wanna go? Yeah. Come to Lithuania, bro. I will host you. You can live at my place. Yeah. All right. Thank you guys. Bye bye. O čia yra Hip Strip, pagrindinė turistų gatvė. Ir dabar aš noriu suskaičiuoti, kiek kartų mane įsiūlys žolės arba kiek kartų prašys pinigų. Nu, čia bus bendras skaičius. Žiūrėkit, Starbucksas jaučia pačio gražiausio veito. Kuri pat paplūdimiausiu tokį vaizdėlį. Bet ką va čia pigiausia $8. Gal ne 8. 7. Morning. Buy me something to eat. I'm really hungry. I'm sorry, man. I can't buy for everyone. There's 100 people asking me. You know, I can't buy for I everyone. won't bother you again. Help me. I'm from in the country. I do some work out of my hand. Just something to eat. I won't bother you again. I'm sorry, man. Čia pasirodo irgi gerai suprant, kad Olandijoje gali legaliai netgi nusipirkti žolės. No, I don't need anything. Thank you. Quick fix. Ui. You sell? Yeah. I don't need that, thank you. You don't want anything today? Nu, praėjau per ton pagrindinį gatvę, tai tik vieną kartą paprašė pinigų ir vieną kartą siūlė žolės. Vakar daugiau siūlymų susilaukiau. Toliau nebuvau pakeliau, bet atėjau iki tokios veitėlis, žiūrėk, atrodo. Čia paplūdimys tipo, o čia yra dead end. Dėl to, nes už tuos tvoros ir oros. Pažiūrėkite, matot. Nu, žodžiu, ir kontas reiškia tai, kad čia šitą lėktuvą leidas ir labai žemą nei čia skrenda. Čia šitą iškart jau ir nusileidėm taks. Tai gaunas, kad galim pamatyti iš labai arti besileidant lėktuvą. O, aš jie parskrend. Gerai, galim varyti toliau, jeigu kažkam įdomi, 29 laipsniai dabar ir Jamaiko. Walking to Kingston. Yeah. You know how far that is. You know how far Kingston is from here. I know, yeah. Walking. Hey, my name's Yvonne. What's your link? Down in the West Midlands. The channel name is my name and last name. Lucas Vainavičius. Navalichus. Vainavičius. Yes, very good. Wherever you feel to lay your head. Thank you for the drink. Respect, yeah? Thank you. Respect. Nupirk man, gėrim. Flavored beer. Sorrel's really good for you, yeah? 3,4 laipsniai. And then somebody will look after you. You understand? You understand? Yeah. Ask them, is it okay if I film you? Yeah, and let people know what you're doing. Okay guys, it was very nice to meet you. And you, sweetie, you have a good travel. Thank And you. a safe travel also. Thank you. Thank you for the drink. No problem, sweetie. Okay. Nice to meet you. Okay, good luck guys. Hey guys, selling drinks? Yeah, right there. Want a ginger Ooh. beer? Let's check it out. Maybe just the water. How much is the water? Two? Yes, man. Thank you. Ai, pamiršau paminėti. Aš kaip nusileidau į Jamaiką, išsijungiau lėktuvo režim, įsijungiau mobilius duomenys ir turiu internetą. Ant kaip paprasta, ant kaip lengva viskas ir susėlį. Beveik 200 šalių tu taip paprasta gali turėti internetą. Klientų aptarnavimo pagalba.
adblockeris, VPNs yra integruotis eilį. Čia yra, jaučiu, geriausias išradėms žmonėms istorijoje po ratą. Na čia mano nuomonė. Tai va, jeigu jums reiks internetą užsienio valstybėje, nepamirškit, kad yra toks dalyks kaip seilį ir nepamirškit mono nuolaidas kodą lupsis, katras suteiks 15% nuolaidą pirmam pirkimo. O dabar einam. Žmonės šnekėm. Pažiūrėsim, kom pasakys. Thank you, my friend. Respect for you too. Lucas, your wife? Yes. Nice to meet you guys. Tourists is safe here, even than I. Tourists is safe. Yeah, man. You know, they just want to take care of you. I hope so. I hope so. So what you have no form of weapon, no knife, no machete, nothing, no gun? 2 guns. Oh, you know karate. Yeah. Listen, man, I got some real good smoke from the mountain. In Lithuania it's illegal. Yeah. If police caught you with it, jail. Yeah, oh yeah? Yeah. It used to be, but in Jamaica it's decriminalized, right? Uh-huh. You can have 2 ounces in your possession, 5 plants in your backyard, you know? Oh, interesting. Yeah. Can I show you my little weed that I have? I'll show you, man. Of course you can show. That's a grabber. This is the real, that's the best from the mountain. This is what Bob Marley used. Really? Yeah. I'll give you a little piece. No. Sure? No, I don't need. Okay. Take care. Take care. Okay, you too. Bye bye. Matot? Nu, iš ko matot? To šitą namą. Tai ta vieta vadinasi Rose Hall Great House. Ir tinas gyvūn tokį legendą apie moterį Annie Palmer. Ana praktikaudavo jaudąją magiją, voodoo tipo, su lėlėm, ne kažkas tokį. Buvo nužodžiusi kelis savo vyrus, žiauriai elgės su savo vergas, bet galiausiai pati buvo nužudyta savo mylimoje arba verga, nėra aišku. O dabar čia vyks naktinis ekskursijas su tokį tipo vaiduoklišką atmosferą. Gera, viskas užteks. Atėjau į kažkokį miestėlį. Biškį ir nukritus raidžių, tai nesuprasti. Barrett Town gal, ne? Strava rodo 3-4 beveik kilometrų šiandien eiti. Bet kokį 10 kilometrų buvo išnaudota vien tik po miestą, bevaikštant, kad susirasti ton palapėnį. Tai biškį leva. Tai aš bandysiu šiandien čia kažkur išmeiguoti. Kokį mano yra taktika? Susirasti kažkokį uždarą keimą, pasiprašyti žmonių, kad leistų man anų keimį pasistatyti palapėnį ir ten pernakvoti. Nes tada bus tiesiog saugiau man. Man čia vis gozdien, kad čia pavojinga ir tai. Galvoju, čia visai būtų toks neblogs variantas tie padaryti. Žodžiu, tai žmonės mane patarė atvaryti čia. Čia seniau būdavo viešbutis. Dabar jau nebėra, bet vis tiek žmonės čia gyvena ir saugoma teritorija. Tai sako, paprašyk apsauginiaus, gal tave įleis kažkur nusimėstam palapėnį ir bus tau labai fainai ir saugia. Nu, gražu čia, klausyk. Ant tą apsauginiaus butėlį. Ne. Palauks, gal ateis kažkas. O šitą mašiną atvažiavo, tu ar pakelti šlagbaumą, reiškia kažkas tai jau ateis. People told me you could help me maybe.
I'm walking to Kingston and I have backpack, the tent, and I'm wondering where I could put the tent. Somewhere nobody sees me, I don't know, between the fence or something. I don't care. Okay, not possible, yeah? Okay. Okay, no worries, thank you. Žodžiu, ten neleido, galvoju kažkur čia gal pasislėpti ar už to ženklą, čia toks žuolis aukštas. Čia išves kažkokį mokyklą, panašu, kad neveikia. Bet kas panašu, kad čia gali būti, kad gyvent kažkas. O aš nenoriu šiandien kambariukų. Tai ta vieta irgi kaip ir atkrenta. Paklausiau policininkų, bet užsiėmė nėra avarijai, čia gal kažkas tokį. Nu čia irgi ne kažką. By foot, and I want... I know, yeah, about a week, I would guess. Yeah, go take a probably like... Yeah, so I have a sleeping tent, like, and I wonder where could I put it, like, where nobody see me, maybe, so it's not dangerous. Jamaica is not really safe enough. I know that. It's So- kind of scary. It's scary, brother. You have to know what you do. Okay. So, do you have any suggestions? Why? Only like on beer. No? On beer. I wonder maybe people could let me in their yard, in their garden or something, so it's more safe. You want me to show you my place and you say you can come out there for the night? If that's okay with you, of course, yeah. So is you alone? Yeah. Come. Thank you so much. Why did you decide to help me? Jesus help. No, Because It's not everybody, it's nice. you are religious. That's nice. Thank you guys so much. I walked 25 miles today. you're gonna break the record, man. Yeah. Break that record if you go to town. That is my little place right there. You see that Rasta? You got the Rasta in the yard, clean up the yard right now. Okay, okay. Alright? So we're gonna bring it there. I'm gonna make you get what you want because they're gonna need something small to eat tonight. So what do I take for dinner? Like, what do you guys want? No, Nothing. we're okay. We're just going. We want you to be okay and Go then we bring get it to the like place. biscuit Get and biscuit juice and for juice, what you yourself. want, man. Okay, thank you very much. Hello. Can I get biscuits and water? Oh. Schau, es gab feine. Small biscuits like this. Works. Okay, that's enough maybe. Only this. How much? Okay. Alright, so 2, 3, 4, 5.50. 550? Yeah. What's up? Alright. Here, you? Yeah, man. So that's all you want, man? Yeah, that's enough. Oh, you travel together? Thank you. Thank you. First time here? First time, yeah. Enjoy it. I'm enjoying, yeah. Of course. Good. Thank you. Oh, you're welcome. Have a good one now. You too, bye-bye. Hi, doggy. So guess what they're gonna do now? We're gonna leave you here for the night. Live here, You're gonna stay here. inside. Yeah. You sure? Yeah, man. We got light. They can charge whatever they want to charge up and do what they want to do. Come, man. Thank you, man. That's so nice. Come, man. Don't be shy, man. Don't be afraid, man. I wouldn't bother you. No, man. You're not bother me, man. That's what's up. You're fine, You're good. You're good, man. Set up this thing so you can You're good, have the man. door open and relax yourself. Be clean off this a bit there. You can lie down. Is that fun here if you go up? You know, you can... Appreciate it very much, guys.
All right. God bless. Oh, so you both are going? Yes. Oh, you're leaving all this house for me? Before we come, you do like this, okay? You like this, then you just this is right here. Ah, okay. Just rest it Sounds clear. Clear. All right. So go and take care of yourself. A safe journey. Thank you so much, guys. Having to keep the company. Good luck. Bye-bye. Crazy. Kokie geri žmonės. Co. Arba gal tik apsimet, gal čia naktį atvarysim ir papjausim visko naktims, nežinau. Bet tai geras. Eik tu. Bet šiaip gyvena žmonės, nu, kaip čia pasakius, gražiau. Elementarė. Čia turėjom virtuvį. Arba čia, nežinau. Čia valgomasis. Daiktų belekeik. Ten iš vis kažkoks cheminis medžiagas. Kažkoks skysčiai neaiškus. Ir turėjom 2 lovas. Aš mėgaujuosi tuo šitą. Bet yra elektra, yra vėjėlis. Žiaurė gera šiaip. Munivėjant čia palieka. Jau antrą dieną man niek nekainuos nakvynį. Na, moku aš. Specialistas. Ką reik sutaupyti kažkur, tai aš profsas. Ir savo, esu pavargęs, suprakaitavęs vis, norėčiau nusimaudyti, bet manau, kad čia nelabai pavyks. Ką paniai maudos, kažin. Nes čia to robotai vandens, tai tikrai nėra. Ir tūlių nėra. Kur dar kako neįlaukia. Žodžiu. Varau padėtinti tada ir ant golti. Labas. Ta prasme, aš einu lauko, nes čia buvo nesąmonė. Aš užmigau kokį 3 valandą rytą. Dabar yra 6. Neužmigau, nes buvo čia visokių vabaliukų, nežinau, blakių, blusų. Nepažįstu šanų, bet žodžiu buvo tokia pakankama įvairovė, kuri sėda ant viršaus, kaip kokį vyšnių ant tortą. Tai žodžiu prašvieta jau ir aš iš čia viniuoju laukan. Man nepatiek. Hebra, mane dabar ir panika. Aš neberandu savo pinigėnis. Žinau, kad buvau ant lovos arba čia šitą tikrai buvau pasidėjęs. Kap tie aptinga. Visur ieškojau, nikur nebėjo. Gerai, dabar neradau niekur tą prasme, tai vienas variantas tik tas. Arba palikau to parduotuvėje vakar čia, kur pirkau skanukų atsigerti. Arba, nežinau, kol aš mėgau, kažkas atėjo į trobirną karosę. Eina kitos parduotuvės. Good morning. Kaip skersas žiūrėjai galvo, kantas čia dar. Šitą tą parduotuvę, kad prekinams vakar. Ir dabar Dieve švenčiausiasis padėk, kad tik būtų čia. Nes jeigu ne man bata. Good morning. How are you this morning? Bad. What happened? Because I can't find my wallet. What? Yeah, and I think maybe I left here. You paid me yesterday and put it back in your pocket. Yeah? Doesn't drop out in the car? Maybe, yeah. That's the only option, because I don't know where. And then take your juice. Oh my God. Okay, I'll wait for him to come back. Thank you very much. Okay, you're welcome, darling. Bye-bye. Gera sekliai smorka. Vakarainį ten parduotuvė. Pasiimu prekis. Susimoku. Nu, aišku, šitą ką aš be pinigų atsiskaitysiu už priek šitą parduotuvę, dar turiu vakar pinigėnį. Atsiskaitau. Ir aš matau, ką pašanon įsidedu kišenį. Toliau, aš čia grįžau jau pas naujinams.
Ir šitą aš atsisėdu ir aš matau, kad kišenėje ir kažkas. Nu, kad ir pinigenčia. Nu, ta kaip išsipūtinė. Nu, čia 100% ir pinigenį, va to kišenėje aš ir laikau. Nu. Tai kaip suprasti? Ana čia turbūt. Nu, išvadas įk. Radau. Čia buvau užkrėtus. What the fuck, žiūrėjau, nemačiau. Grina atien va pačiam kaim taip šitą stovėjau. Kaip aš nemačiau? Nu, žodžiu, gera, viskas. Aš laimingas jau, galim varyti toliau. Man čia nepatiek šiaip išvies, bet labai faini žmonės ir kadangi jie čia mane priėmė svečius, o geroms jas lai grįžt gerom, tai aš jiem palieks buš pinigėlių. Tukšt. 20 euriukų. Nes žmonės tikrai ne kažką gyventai, bent biškai prisidėjo su, žiūrėkit, skalbenkį. Nu, to ir skalbenkį šitą gerą, šiaip visai. Tik įdomi, kad ant lauki. Tien šalitaus spėjai. Toks vakėjims. Ir pasiroda, anei to ir tūlik, kad ars atrodo va taip šitą. Da, vienas siūciks ant tą, bet tas pririštas, man atrodo. O gal ne, tiesiog slėpas paveisiai. Ant siūcikai. Toks rytinis vaizdėlis. Esmė to, iki aš šiandien tiesiog turiu nueiti 18 km iki viešbučiaus, katrame apsistosiu, noriu nusimaudyti jau. Ir tiek žinių, einu, jaučiu užsimerksi viskas. Tai ką pasakiau, taip ir padariau. Tiesiog ilgą ir nuobodžiai ėjau, didžiąją dalį laiką ėjau, autostrada tai biški neįdomi. Nieko gerą nepamačiau, nieko gerą nesutikau, bet kitam video jau ir nebeeisam, mes palei autostradą, esam per kaimukus, per kalnus šiokius tokius Jamaiką liktai tor. Buvau sustojęs vieną kartą palisėti, ne, gal 2 kartus palisėti. Ir šiaip netiep atėjau, blemba pavargau šiaip žiauriai, nes saulė kepė ant konkrečiai. Šiandien nueita 19 km ir pasiekiau viešbutuką, kad ras nėra labai patogio veito, vėl reikėtų nusukiem daryti, bet buvo sąlyginai gera kaina, palyginus su kitas variantas. Toks kambarys, žiūrėkit, kokie technologijai. Blemba, tipo, rozetės įriduojams, nu aš turiu ton tipo konverterį perėjimą, bet nesilaika tiep, žinai. Tai turi konstruoti kažkon kešti po apačį, kad prisilaikytų, gaudyti ton srovį. Šiukšlėnį šitą, drono dėklas, pakrovės davėjim. Ir išgaunam jau tokį aukštį, kad mum reikia. Plius minus, nu čia dar patobulins vėliau. Tai žodžiu, šiam kartą tiek, jeigu jums patieka video, galbūt jūs galėtumėte paspausti laiką, kažkon pakomentuoti, kad ir beleko, užhypinti tą video, jeigu jums patieka, kad YouTube suprastų. Jog čia visai neblogs video ir daugiau rekomenduotų ant kitiem žmonėm. Bet šiaip kol kas belekiek smagiai į tokį situaciją įsivėl. Jamaika šiaip apskritai labai įdomi šalis. Nekantrauju, kas čia toliau manęs laukia. Bet kokiu atveju ačiū jums, kad žiūrėjot ir susitiksim, kad ties laikiškų 3, galbūt 4 dienų. Iki!